Labas vakaras, eterė Savivaldos savaitė. Smagu sveikinti su Druskininkų regiono televizijos žiūrovais. Kalnų slidinėjimo entuziastai ir žmonės, kurie norėtų pradėti slidinėti, tačiau neturi galimybių nuvykti į kalnus, laukia, kol bus įrengtos Druskininkų uždaros kalnų slidinėjimo trasos su dirbtinė sniego danga. Visiems, kas domisi šio unikalaus objekto įrengimo darbais, netrukus bendrovės Tamita generalinio direktoriaus Andriaus Stasiukino interviu. O DRT operatoriaus Alvydo Andruškevičiaus dėka turėsite galimybę pasidairyti, kokie darbai slidinėjimo trasų komplekse atliekami pastarosiomis dienomis. Labiausiai galime pasidžiaugti, kad jau matosi šviesa tunelio gale, kaip ir matyti iš apačios į viršų trasos, kad jau paskutinis etapas liko sumontuoti metalo, kuris yra jau objekte. Praktiškai tada užsidaro visa pagrindinė trasa. Ir 31 dieną sausio jau atvažiuoja visi keltuvai, kurie bus ir pradėti montuoti, iki vasario vidurio baigs montuoti visus keltuvus. Kaip ir matote, už nugaros jau pirmas baras irgi stovi ir apdaila darosi. Taip, kad jau visur vyks apdailos darbai buitinių patalpų, užsakyta visa įranga likusi, virtuvės, baldai, atvažiuoja vasario vidury sniego lyginimo traktoriai ir retrakai. Viskas juda ir jau netgi apšvietimas yra trasoje. Ar žiemos sąlygos nesutrukdė darbų eigos? Sutrukdė ir labai stipriai, ypač tas gausus sniegas, nes kasdien nestatėm, bet kasėm turėjom įsivalyti sniegą. Ir dabar, jeigu kažkas tai žada, kad bus vasarį -30, aišku, bus -30, tai darbai vėl sustos, bet tikėkimės, kad jau gamta tokių stebuklų nepateiks ir darbai turėtų vykti sklandžiai, kaip dabar vyksta. Kuris iš atliekamų darbų buvo pats didžiausias iššūkis? Visas objektas, man atrodo, kaip dar kartą, kaip tai iššūkis. Kai darai, tai visus darbus padarai. Ar daug ekspertų, specialistų jau lankėsi jūsų statomame objekte ir kokio įvertinimo iš jų esate sulaukę? Labai sunku su visais kalbėti, kada rodai projektą, pasakoja apie projektą, tiek ir tiem patiem profesoriam ar kažkam tai ten specialistam aiškini, tiek televizijų kitų vadovams, kurie čia susidomėja. Objektas trasa, bet kada atvažiuoja ir pamato, koks tai mūsų tas objektas ir kas čia yra, kokie masai, tada daug kas supranta, kad tai iš tikrųjų objektas didelis ir įspūdingas. Tai paprastai sakoma, kad roges ruošk vasarą, o ratus žiemą. Tai ko gero jau rūpinatės klientais, kurie turės slidinėti slidinėjimo trasui, tai su kuo jau yra galbūt kažkokių konkrečių sutarčių? Sutarčių yra konkrečių jau sudaryta tiek su aplinkinių valstybių, tokiais kaip ir pagrindiniais atstovais, kurie nori būti trasos atstovais, tiek pačioj Baltarusijoje, Rusijoje, Azerbaidžane ir rinkti grupės ir vežti į čia. Tiek Maskvoje net jau gal 2 ar 3 yra atsiradę, kurie nori atstovauti trasai, ieškoti. Su pagrindiniu kalnų kurortu Šveicarijoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kur žmonės paslidinėję mūsų trasoje galės gerom kainom rezervuoti slidinėjimą tikruose kalnuose, kas norės. Taip, kad iš tikrųjų tas objektas, kaip dabar sakau, kažkada, kai važiavom, pradėjom ir visi žiūrėjo, tai dar visi dalinosi informaciją. Dabar ir tie pačių savininkai, kurių veikiančių trasų, pamatė, kad objektas mūsų tikrai vienas iš geriausių bus Europoje ar pasaulyje, taip kad informacijos ir kažkokios tai patyrimo jau mes negaunam, nes į mus pradėjo žiūrėti kaip gana stiprų konkurentą. Jūs esate konkurentas ir Lietuvoje veikiančioms atviroms slidinėjimo trasoms ir jau spaudoje buvo nemažai skeptiškos nuomonės, kai dar objektas neveikia, o jau tarsi ir nurašo, kad neva jūs neišsilaikysite ir visą kitą. Ką galite pasakyti būtent jiems? Aš tai labai džiaugiuosi tokia reakcija, vadinasi, mes iš tikrųjų pataikėm. Ir jeigu jie taip sureagavo ir taip parašė, tai vadinasi, iš tikrųjų mūsų objektas sėkmingas ir jie patys jaučia, kad kodėl važiuos dabar žmogus pas juos ir nežino, ką jisai gaus sniego, lietaus,
nėra nei avalynės, nei kur pavalgyti, kada čia atvažiuos ir jisai ras visada 5 veikiančius keltuvus, sausus batus, pasirinkimą didelį treneriai, vaikų kambarys tiek ir sniego zonoje, kur vaikai galės slidinėti ir pliusiniai temperatūroje pats didžiausias Baltijos valstybėse, ko gali vaikus palikti, tai ir kaina mūsų galbūt palyginus su kainom, kokios yra pas Lietuvos konkurentus, bus nedaug didesnė. Tai kodėl žmogui rinktis važiuoti kažkur tai eksperimentuoti su vienu keltuvu ar dviem, ar jisai veiks ar neveiks, kokios bus kokybės trasa, kada jisai žinos, kad čia atvažiavęs susidaras geros kokybės sniegą, paruoštą trasą, įdomius snowboardo trasas ir renginius kiekvieną kartą kažkokius vykstančius. Taip. Manau, kad teisingas mūsų sprendimas ir teisinga investicija pasiteisins, dėl to konkurentai nerimauja iš anksto. Ko gero, aišku, lauksime labai daug svečių iš įvairių Lietuvos miestų, iš užsienio šalių, o ką galėsite pasiūlyti druskininkiečiams, kurie irgi be abejo labai norės išmėginti jėgas, slidžių trasas ir kitas pramogas. Jo, tai dėl druskininkiečių ir aplinkinių regionų, tai pirmiausia, aišku, jau dabar pradėsime vasario viduryje ir iki kovo vidurio atsirinkti komandą darbuotojų. Tai kažkur skaičiuojam, kad apie 70 darbo vietų bus, tai jau. Pirmiausia, aišku, druskininkiečiami regiono. Toliau visas, kaip ir buvo kalbėta, tai tam maitinimo zonai visą pirksime produkciją pirmiausia iš aplinkinių ūkininkų. O toliau, pradedant vaikais ir baigiant seniorais, tai bus ne tik tai, kad gali ateiti ir pačiuožinėti, bet darysime būrelius. Ir tikrai ten simbolinę kainą, tam vaikui gal mėnesį 20 litų bus treneriai, kurie bandysime nuo 3 metų pradėti rinkdami grupės iki seniorų, kodėlgi ne gal. Ir druskininkuose užauginsim olimpinį čempioną. Tai ko gero, tai vienas iš perspektyvinių, kad Lietuva pasaulyje galbūt išgarsės ir kaip kalnų slidinėjimo sportininkų rengėja. Aš manau, kad taip, nes jeigu ir kiniečiai domisi ir dabar bandysime su švedais rašytis sutartį, jeigu jau tokių valstybių, kurie turi kalnus ir nori pas mus atvažiuoti vasarą ir slidinėti, treniruotis, tai manau, kad įvertino mūsų trasą, kad tam sąlygos čia yra. Ir kada įkurtuvės? Tai įkurtuvės planuojamos balandžio paskutiniam dienom, 28-29 dieną. Jau atidarimas pats oficialus. Ir kas pirmasis čiuoš naująją trasą? Aš manau, pirmasis tai pareiškė gerbiama prezidentė, nori dalyvauti atidaryme. Tai manau, prezidentė su meru turėtų nučiuožti pirmieji.